119 taškų. Trečiajame kėlinyje, aišku, jau šiek tiek galbūt ir atsipalaidavosi, bet ir nors patys surinko ne 35, bet leido ir Pieno žvaigždėms taškų pririnkti taikliais tritaškiais. Kadimas Džekas. Jo taškai taip pat krepšyje, ir užbaigiant turnyro lentelės peripėtos pranašumas. Artisatė Kadimui Džekui ir čia jau taškai krepšyje. Penktasis Kadimo rato drama sezono pradžia čia pasvalyje, kuomet Jonavos Sibet ištempė tą pergalę, kuri kėlė klausimų, ir Aurimas Jasilionis yra įsitikinęs, kad dabar trečiasis Sibet taiklus tritaškis ir vos neperima kamuolio Jonavos komanda, o Kadimas Džekas. Kūno plastika ir sukontanas, jo vos nepraradęs dabar įsirašo rezultatyvų perdamą. Kadimas Džekas įsirašo savo jau 11 tašką. Šaršaus. Kadimo Džeko sudėtingas metimas, bet jis yra taiklus ir Kadimas vėl renka situaciją priešingoje barikadų pusėje. Rungtynėse, kurias pristato Štil, Jonavos Sibet šiandien jau yra atlikę 15 rezultatyvių perdamų, vos 2 prarasti. Per pirmosius 60 taškų renkant po 30 per kėlinį. Dar reabilituotis bus, tik problema, kad varžovas bus vicečempionas. Kadimas Džekas.